Sveiki visi. Šiandien vėl truputėlį kitoks formatas iš gamtos. Orai pagaliau truputėlį apdžiuvo, nustojo lietus lyt. Tai pavyko pagaliau pasibandyti naujieną. Turiu jau mėnesį laiko. Termtec Hund 650L, termovizorinis priedeliukas, kurį pristatė čia tik tai prieš mėnesiuką su įmontuotu tolimačiu. Turbūt, kaip žinot, jau kokį 10 mėnesių medžioju su pirmoju Termtec Hund priedeliuku. Esu tikrai patenkintas, tikrai labai geros kokybės prietaisas. Labai gerai rodo, tinkamas atstumams, kaip sakant, dideliems. Tai super daiktas, o dabar turim dar geresnį daiktą. Tai atnaujintas termovizorinis priedeliukas, kuris yra jau su tolimačiu ir su balistika. Ką ta balistika duoda? Susivedam į priedelį savo šovinio duomenis ir automatiškai nusimatavus atstumą, jums ekraną pakoreguoja pagal jūsų balistiką ir jūs šaunat 200 ar 250 metrų ar ten 150 metrų su savo kryžium. Nieko jums nereikia daryti, nieko jums nereikia galvoti, reikia tiesiog tiksliai nusimatuoti. Ir viskas dėka tokio mažyčio tolimatuko. Kaip matom, irgi čia prieaugino truputėlį mėsytės, kaip sakant, tam, kad neužimt lęšio, tam, kad turėtume mes didelį platų lęšį, kuris mums reikalingas. Toliau iš išvaizdos pasikeitė truputėlį mygtukai, bei atsirado man labai patinkantis fizinis įjungimo mygtukas, kuris labai patogus įjungti, nereikia mygtukų spaust, laikyti, palaukti, kol įsijungs, ar ten su pirštinėm žiemą nepatogu, kliūna, sakykime, sunku apčiuopti viską. O čia turim tokį fizinį įjungimo mygtuką, kuris yra tikrai labai patogus, labai greitai įsijungia, yra miegojimo režimas, yra įjungimo režimas ir galit puikiai naudotis termovizoriniu priedeliuku. Priedeliukas aprūpintas jau antros kartos sensorium. Tikrai labai geras skirtumas palyginus su 50-uku, labai stiprus, ypač prastom oro sąlygom. Yra įdėtas naujas ekranas geresnis, dėl to jūs galite artinti dar daugiau kartų optiką. Jeigu su pirmoji galima buvo artinti iki 10 kartų, tai su šito gamintojas deklaruoja, kad galim pasiartinti iki 16 kartų optiką. Bet galiu pasakyti, kad aš ir su pirmoji variantu artinau tikrai daugiau, iki 18 kartų net įsiartinę, norint atlikti šūvį ant 300 metrų. Turi, kaip ir Pro versija, keičiamus akumuliatorius. Patraukiam, štai toks akumuliatoriukas, jų komplektai yra 2, pasikeičia medžiokliai, laiko apie 5 valandas. Tai pasikeičia medžiokliai ir turim tikrai puikų kompanioną medžiokliai. Taigi rekomenduoju tikrai, labai geras, pamatysit video su senuoju modeliu ir su šituo modeliu pafilmuotas stirnas, pasižiūrėsit, kaip kokybė matosi vieno kito, na ir tuo pačiu dar palyginsim su dar vienu, irgi pafilmuosim, tai naujausiu Nogpixu H50R, irgi bus video, matysit, kaip rodo Hund 650L ir kaip rodo Nogpixas. Tai daugiau prietaisėlio turbūt tikrai neverta pristatinėti, daug kas naudoja, 1,5 metų, jau beveik 2 metai kaip gaminamas, labai geras termovizorinis priedelis, ekrano šviesumo sumažinimo funkcijos, dieninis, naktinis režimas, viskas yra, balistika paprasta susivesti, gamykloje jis yra sukalibruotas, padarytas vadinamas pre-zero, tam, kad jūs užsidėję priedelį, susišaunat į taikinį ir pas jūs ten 5 cm ribose kažkur yra paklaida. Padarot kelis klikus, pasikoreguojat, viskas, termovizorius prišaudytas, susivedėt savo kulkos duomenis, balistiką
ir pirminį medžioklę. Tikrai geras daiktas ir tikrai nuo pirmos kartos pagerėjęs, išliko kompaktiškas, bet keičiami akumai, viskas labai patogus, fokusas, taip pat turi išlikusi bluetoothinį pultelį ant piršto, kurį galima užsidėti kaip žiedą ir naudoti nuotoliniu būdu 3 mygtukus, kad nereikėtų tiesti rankos tenai ir reguliuotis tų visų ekrano šviesumų ar dar kažko, ar ten per meniu pavaikščiot. Visas paletės turi, viskas veikia kaip reikiant ir kol kas esu tikrai labai patenkintas. Dar šiandien bandysim spėti irgi pamedžiot, pasižiūrėti, pafilmuoti kažką ir parodyti, kaip rodo jums šitas prideliukas. Ir palyginimai pafilmuosim su Nokpiksu ir pasižiūrėsim, kurio vaizdo kokybė geresnė. Taigi šiam kartui tiek, iki susimatymo miške, taiklių šūvių ir iki. Judgment.